Kaip galima ieškoti šablonų? Galima suvesti paieškų laukelį ir suvesti, ko jums reikia, ir čia išmes ir pasirinksit. Kitas variantas yra, vat, aš renkuosi čia, nes visą laiką, kai išmeta, tai matosi, kokio formato, kaip atrodo tas visas dalykas iš karto. Va, čia mes su rodyklyte einam ir tiesiog mums viską parodo. Čia taip pat vat, yra ikonėlės, kurias paspaudus mes randame vat, pasiūlymų. Na, socialiniai tinklai. Na, tai tiesiog vat, galima dar žemyn nueiti ir pasižiūrėti iš karto. Bet kai mes jau renkamės iš vat, čia, tai mums iš karto jau duoda šabloną ir mes einam į šabloną ir paskui tą šabloną turim formuoti pagal save. O jeigu einame per čia, tarkim, ką mes čia žiūrėjom, Facebook ar Instagram, jeigu einam per čia, tai mes, tarkim, imam tuščią, va, sukurti tuščią. Visur čia yra sukurti tuščią. Bet kai mes paspaudžiam sukurti tuščią, šone visą laiką pirmiausia iškrenta dizainas, tai reiškia iškrenta visi šablonai. Ir mes tada paieškoj vedam savo temą, ko mes ieškom, ar ten susiję su verslu, ar grožis, ar plaukai, nes tikrai čia išmeta labai daug ką. Ir tiesiog tik reikia suvesti, kartais aš tai, pavyzdžiui, ir lietuviškai viską vedu, bet gali būti toks variantas, kad kartais lietuviško žodžio nenuskaito, reikia tada angliškai. Taip, dabar ką aš norėjau? Aš dabar norėjau sukurti Zoom virtualų foną. Ir dabar, va, Zoom virtualusis fonas. Dabar kokie yra šablonai, pasiūlymai, vat, ką mes galim savo už nugaros turėti, vėlgi priklausomai nuo mūsų veiklos. Na, aišku, čia bus taip, kad mes sėdėsim, bus mūsų veidas bus ir šitų grožių nesimatys. Tai reikia į tai irgi atkreipdėmėsi. Na, galbūt va šitas va toks čia pavadinimas, kas aš, vardas pavardė, dizainerė ir čia kažkokia nuoroda ir čia va sėdim mes. Dar pažiūrim kokių variantų. Na va, šviesus toksai irgi fonas gražus. Aha. Taip, ką mes dar galim? Va šitas gražus fonas. Na va, čia va auditorija visa. Pasirinkimo tikrai yra daug ir įvairaus, bet šiaip tai reiktų galbūt apie kažkokią tai pasirinkti temą. Na, vat, abstraktus tokie šablonai dar yra. Na, čia reikia gal ofisas. Taip, kadangi mes čia sėdėsim, už nugaros bus mūsų taip. Sėdėsim čia mes, ar ne? Net nežinau, nu vis tiek mes matomės kažkiek tiek. Virš galvos nesinori, kad būtų.
Taip, nagų meistrė Jolita, šitus kablelius tą kablelį mes ištrinam. Taip. Oi, raidės neparašiau. Nagų meistrė Jolita. Šitą juodą foną mes galim pakeisti ir mes jį galim padaryti skaidrų, ar ne? Va. Čia galim šriftą taip pat pakeisti, kad būtų matyti. Na, aš čia, žinokit, be dizainerio įžvalgų, aš tiesiog, vat, tik pavyzdys, ar ne? Na, pabandom dar, mačiau, labai man patiko. Va. O, bibliotekoje sėdžiu. Čia irgi galima uždėti sugrupuotą galima tekstą ir čia knygyno savininkė, pavyzdžiui, Pegasas. Taip, čia gali būti taip. Ieškom elementų. Galima eiti į rėmelius. Be abejo, keičiam spalvą, nes mūsų Pegasas bus auksinis. Tai mes tiesiog šitą rėmelį, šitą formą mes darom kokią spalvą. Kadangi mūsų yra čia nuotraukos, tai vat yra nuotraukos spalvos, tai mums tiesiog sufleruoja, kad mes galim panaudoti, kad neiškristi iš konteksto, iš dizaino, tai iš stiliaus, tai mums tiesiog vat parodo, kokias spalvas galim naudoti, tarkim, vat kažkokiems dar papildomiems elementams. Na, tai čia dažniausiai populiarūs tokie, kur už nugaros matosi lyg patalpos, ofisai, namai, kambariai, bet galima rinktis ir kitus variantus. Galima rinktis ir nuotraukos, pavyzdžiui. Socialinė medija, ką rodo? Ne. Na va, čia tokie labai įdomus. Bet čia visi su žvaigždutėm. Na, pavyzdžiui, man visi su karūnėlėm. Na, pavyzdžiui, man šitas patiktų. Na, čia iš nuotraukų jau pasirinkimo. Galima tą foną padaryti ir arba foną, arba paprasčiausiai paimti nuotrauką, nebūtinai iš šablono. Va tiesiog galima, jei norit kažko tai tokio įdomesnio, tai va galima ir šitą paimti. Na ir dabar aš pabandysiu parsisiųsti visus tris. Užseivinu. Tai tiek apie Zoom virtualų į foną. Na, tai tiek. Dabar dar aš turbūt pasižiūrėsiu, pasidalinsiu, kur aš
pasidarius savo, bet niekaip negaliu, vis neprisiruošiu savo fono užsidėti. Va, dizainas mano. Būtent susikūriau tinklaveikos klubui. Va, čia keli variantai. Kadangi aš kalbu apie Canvos programėlę ir YouTube kanalą, tai tiesiog va, susikūriau kaip, man kaip ir pasufleravo, kad kaip būtų fotosienelė. Tai tiesiog va, padariau tokią ir žiūrėsiu, kaip atrodys.